Prakeiktas lietus. Čia visur jūsų tėvo valdos. Dar prisižiūrėsit. Ponas Edmundai, jūs turbūt suprantate, kas tai yra nostalgija. Nežinau baisesnės ligos. Niekur tau nėra vietos. Va čia tuščia. Jums niekada neteko išvažiuoti iš Lietuvos. Ach, tiesa, iki sukilimo jūs irgi tarnavote pas mano tėvą. Prievaizdu, jeigu neklystu. Tėvas laiškose rašė. Eito. Užmėgai. Greičiau varyk. Matyt, jūs ir ūkvedys neblogas. Mano dėdė tarnavo pas grafą Oginskį. Čia, atrodo, buvo pušynas, ponas Edmundai. Iškirto. Iškirto? Kas iškirto? Jūsų tėvas. Naujiems tvartams medžio reikėjo. Seniai sudegė. Taip, panelė Kristina, sudegė. Tais pačiais 63-aisiais. Šitą jūs tėvas nerašė? Čia dabar kas? Kur velnias neša, blinda! Pats Sakorida sugrįžo. 5 metus. Valakijoj šunys laudė dabar čia ir mydė į kelią. Nebėra. Štai kas atsitiko, panelė Kristina. Dabar mužiko blusai, jaučio ragai išdygo. Dieve mano, kodėl jie dabar tą žolę neša? Prakeiktas lietus. Visa laimė, kad tai nedvaro pievos. Padėk, Dieve. Gerų metų jūs žuvį baidėte. Užčiauk nasrus, vaikė. Tėvo senatvės pagailėtum. Jau 2 kartus iš vandens traukim. Tai įveikė jūs vyrai grūinius. Savo pievas ponui atidavė to patys, o dar žemaičiai būtumėt. Jinai. Kristina. Labai džiaugiuosi. Jūs niekiek nepasikeitėt, mama. Viskas Dievo valiai. O Dievas kol kas mums maloningas. Sveika, tetulė Marija. Sveika, panelė Kristina. Bernardai, tegul Edmundas vakarieniaus prie mūsų stalo. Taip, žinoma. Edmundai, panelės Kristinos daiktus į jos buduarą. Sočios vakarienės, ponas Edmundai. Na, palauk tu, rūpušgalviai. Tegul išeina ponas. Tegul išeina.
arba mes patys. Tylėt! Ponas dar tebe miega. Ir negalvoja žadint. Tegul grąžina pievas. Iš kiemo. Aš liepsiu šaliais paleist. O mes tiem kudliams sprandelius nusukinėsim. Vyrai, tai kaipgi čia mūsų šunimis? Taigi nebaudžiama? Ponas tegul mūsų pievas grąžina ir kvit. Pagal teisybę, pagal caro raštą. Pievas. 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 Jau pabudo. Tetulė Marija, ko nori šitie žmonės? Gal panelė Kristina gers arbatos. Aš jūs vakar mačiau, ko jie nori iš tėvų. Nežinau, panelė Kristina. Kodėl jūs mane vadinate panele? Argi aš taip pasikeičiau? Aš visada jūs taip vadindavau. Ne, prieš 10 metų jūs mane vadindavot Kristina. Turbūt. Aš pamiršau. Jie dar ko gero griebsis dalgių, kaip 63-aisiais. Aš taip išsigandau, tie šunys, tie laukiniai balsai. Tu ką nors girdėjai, Kristina? Taip, bet aš nieko nesupratau. Tai vis per mūsų geroji caro širdį, jo 61 metų malonės, taip sakant. Baudžiavos panaikinimu džiaugiasi visa Rusija. Jokių priežasčių aš nematau džiaugtis. Tai absurdas. O Prancūzijos revoliucija? Revoliucija, revoliucija. Kiekvieną šalį gali ištikti tokia nelaimė, kokia ištiko Prancūzijai 48-aisiais. Badaujantis žmogus baisesnis už žvėrį. O revoliucija Vokietijoje, Austrijoje, Vengrijoje, pagaliau 63-ieji Lietuvoje, negi tai galima paaiškinti badu, nederliaus metais. Kristina, man nepatinka tavo kalbos. Sakuliešius. Jis prašosi jūsų audiencijos, ponas Bernardai. Edmundai. Jis sakosi, turės pranešti kažką labai svarbaus. Svarbiais pranešimais sotus nebūsi. Vėliau, Edmundai, vėliau. Ponas Kruiniau, aš žinau jos pakurstį. Aš žinau, kas. Na, matyt, vargšelį bus visai jūs spaudusios bėdos. Marija. Blinda. Tadas Blinda. Taip, taip. Kasgi daugiau? O kaipgi tu juos nuraminai? Jie man skolingi už dvaro pievas. Betgi jie grasino? Aš jiems pažadėjau padėti reikalui esant iš dvaro klonų. Ir jie patikėjo. Aš visada laikausi savo žodžių. Na, pasakok, dukrelė, pasakok, kas gero Peterburge? Aš pavargau, eisiu pasivaikščioti. Na, kas pirmas, kas? Motiejau, tavo kietas užpakalis gal pabandyk, a? Užpakalių duobės neišmuši. Kuliešiaus užpakalis kaip balai. Jie dar uodegą pririš būt gerai vienam. Kur kuliešius? Duokit į čia, duokit, kuliešius. Čiūpkite, nepaleiskite,
Tėvai! Tavo tėvas! Kas? Mes jį... O jis... Kur? Ten, kaime! Eik, opa! Opa! Išėjo ratų ieškot. Turiu pusbankį šlapalą. Vis bus lengviau ant širdies. Motina, kai pasimirė, kaimynai giesmės užtraukė. O tėvas kamarona. Ir nagais į sieną. Va šitaip į sieną. Kraujas iš panagių. O jis vis vien į sieną. Smukau klėtin. Arodan atsiguliau. Ir visą kvortą. Tiesiai. Užsiverčiau tik. Padeda, nesakyk. Galiu atnešt. Aš čia netoliese paslėpęs turiu. Tai snauderų pužgalivį. Kinki karietą. Panus į Džiginėnus pavėžėsi. Nepavėžėsiu. Šiandien nepavėžėsiu. Kelkis. Dink iš akių, ponas Edmundai, geruoju, prašau. Dink iš akių. Ak tu šuns vaikė. Jis dar man grasina. Gerai. Aš pavėžėsiu ponus į Džiuginėnus. Pavėžėsiu, jeigu jie taip labai nori. Neatsargu iš tavo pusės, Bernardai, palikti namus be apsaugos. Dar atsitiks, kas Dieve saugok. O kėdys liko, jo akis gera. Akis jau gera, bet vėjai galvoje. O tu žinoma norėtum dviese? Ką dviese? Namus saugoti. O kur tu, Kristina, važinėdavai į balius ten, Peterburge? Aš nevažinėjau, aš mokiausi, tėve. Ir labai gerai darei. Užtat dabar pasivažinėjus.
Leiskit, panelė Kristina. Arkliai pasibaidė. Aš tave negyvai! Suriškite jį! Tučtoje suriškite! Jis tyčia! Mane nuskandinti norėjo! Į dvarą! Visi į dvarą! Į dvarą! Pono įsakymu! Į dvarą! Tučtuojau į dvarą! Ponas Grovinius jums dėkoja. Paklusni avelė 100 kartų vertesnį už kvailą bulių. Ir visada susilauks atleidimo ir pagarbos Dievo akyse. Vakar buvo pasikesinta jūsų geradario pono gyvybę. Tokius niekšus nedelsint reikia kabinti ant šakos. Bet pono širdis minkšta. Jis leidžia išplakti nusikaltėlį jums patiems. Kiekvienas po 3 skirčius. Na? Kuris pirmas? Nebeturit teisės. Pats to bizūno prašo. Ar vėlai baudžiavo prisiminiai Tijūnę? Teisybė, Silvestrai. Žmogaus namuose šermenys. O kas jam? Nekišim rankų. Tegu patys laižosi. Neįsilažys, testaugia. Nepriversit. Ach, nepriversim. Neturim teisės. Tik pamanykit, kokie karaliai pasidarė. Na, Simonai, tau matau labai rankas niešti. Pradėk. Na, praeik. Na? Smarkiau rėžk. Sekantis. Šliužai, ubagai nelaimingi, laižykit ponui batus, laižykit už šieną plakį, už žūteles, už rojų mėšlinę.
Atgaivinkit. Aš sakiau, kad reikėjo arklydei. Išneškit jį. Neškit į klojimą. Dieve mano, ką jie daro? Ką jie daro? Tėve, jeigu mano akis nemeluoja, jūs ką tik plakėte žmogų. Koks čia plakimas, pagazdinom ir tiek. Per daug jau išdrasėjote muzikai. Dieve mano, bet jūs iš tikrųjų plakėte žmogų, juk tai nusikaltimas. Tėve, kaip jūs galėjot? Sunku patikėti, kad čia dedasi dar tokie dalykai. Pamėgink su jais gražioju, akis išdraskys. Kol bizūnas rankoje, tol... Taip, aš žinau, laisvė, lygybė, muzikams to ir tai reikia. O paskui, badas, anarchija. Tavo profesoriai turbūt irgi nori valdyti. Jūs labai pasikeitėte, tėve. Na? Nu taip, žinoma, pasenau metai. Pagys motina, svečių pasikviesim, o kol kas ir sėkis. Nuvargino tave miestai. O gal nori pajudinėti, šiandien toks puikus oras? Ačiū. Aš pagalvosiu. Mortelė, čia tau ne vieta. Namo skubėk. Be tavęs susitvarkysim. Pakentėk. Čia pats geriausias vaistas. Pakentėk. Prisimenu mano senelį šitaip. Prie baudžiavos. Vos gyvą namo parnešė. Tai mama į degtinę. Vieną kartą kitą. Po savaitės ant kojų atsistojo. Gana. Tu ko dabar? Gulėk. Jei nenori, aš galiu. Užtenka man tavo pasako. Prie baudžiavos. O dabar kitaip muša. Šiandien Simoną matei. Žmonės mes ar gyvuliai? Nežinau. Turbūt. Žmonės užtat, kad žmonės. Ir bizūnai smūgiot mes irgi mokam, tik tai nežinome, kieno nugarą skalbti. Na, brolau, man atrodo, atėjo laikas. Koks laikas?
Karaliauti. Tu matei kada nors karaliaujantį ubagą? Ne. Aš tau jį parodysiu. Valakiai netokius ponus sutvarkėme. Užkursime ir šitiems kotams pirtį. Ponas Edmundai.